Ponios ir ponai, atsiprašau Alekso, kuris ką tik gražiai mane pristatė. Šiam vakarui buvau suplanavęs kitą kalbą. Pagal programą mano tema yra Izraelio pozicija pasaulinėje arenoje. Ketinau kalbėti jums apie mūsų 8-ąjį mūšio laukų priešą, be 7 fizinių karų, priešą, kurį ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahus pradėjo apibūdinti savo kalbose per pastaruosius metus. Iš anksto suplanuota pasaulinio antisemitizmo rykštė, kurią surežisavo, organizavo ir finansavo gudrūs, pikti ir ryžtingi mūsų vakarų civilizacijos priešai. Aš turiu omenyje musulmonų broliją ir jos finansinį rėmėją, neribotus išteklius turinčią Kataro valstybę ir jos naftos emyrą, šeichą Kamimą bin Hamadą Al-Thani. Padedant ir remiant Emiro politiniams sąjungininkams, Turkijos prezidentui Erdoganui ir kitų būdų Kinijai, kuri suteikia diplomatinę priedangą sąmokslininkams nekenčiantiems. Vietoj to nusprendžiau pakeisti savo temą į tą, kuri šiuo metu rūpi izraeliečiams ir kurią svarsto milijonai žmonių visame pasaulyje. Prezidento Donaldo Trumpo susitarimas su Iranu. Popieriuje sunku įsivaizduoti blogesnį susitarimą, galbūt net blogesnį nei Baracko Obamos siaubingai ydingą JCPOA. Iš tiesų, kai kurie analitikai Trumpo susitarimą vadina JCPOA 2.0 susitarimu, kuris nusileidžia beveik visiems JAV prezidento reikalavimams. Ir kuris išduoda Izraelį, leisdamas Iranui atkurti savo raketų arsenalą, vėl apginkluoti savo įgaliotinių tinklą, ir kuris net suriša mums rankas Libane, kur beveik milijonas mūsų piliečių buvo priversti palikti savo namus šalies šiaurėje. Trumpas šaukia ant mūsų ministro pirmininko, tačiau giria protingus Irano karinius diktatorius. Trumpo pastarieji vieši pasisakymai žurnalistams buvo kandūs Izraeliui, o jis juokingai kalba apie tai, kad Izraelį Libane pakeistų silpni sirai, kuriems būtų pavesta nuginkluoti Hezbollah. Sirija Libane atvertų duris mūsų kitam priešui Erdoganui sėdėti tiesiai prie mūsų sienos. Memorandume Trumpas įsipareigoja, kad Amerika daugiau niekada nepuls Irano ir nesieks režimo pakeitimo. Tai suteikia susilpnėjusiam Irano režimui galimybę atgauti nuo 50 iki 100 milijardų užšaldytų ar apribotų užsienio aktyvų, taip pat įsipareigojama investuoti 300 milijardų naujų investicijų į Iraną. Visa tai reiškia, kad IRGC diktatoriams suteikiama labai reikalinga ekonominė gelbėjimosi linija. Atrodo, kad susitarimo memorandumas taip pat daro nuolaidų net ir branduolinio klausimo atžvilgiu. Iranui gali būti leista sodrinti uraną iki žemesnio lygio, tuo pačiu sumažinant labai sodrinto branduolinio kuro atsargas. Dar blogiau galbūt, Trumpas išdavė ilgai kenčiančius Irano žmonės, kuriems kovą sakė ruoštis atsiimti savo šalį iš šio blogio režimo. Tai kaip vadinamasis sandorių meistras galėjo sudaryti tokį prastą susitarimą? Leiskite man pasiūlyti prieštaringą požiūrį ir pasidalinti šiek tiek optimistiškomis spėlionėmis apie tai, ką mano manymu daro Trumpas. Kad būtų aišku, aš neskelbiu valstybinių paslapčių. Ši tezė yra mano logiška situacijos analizė, paremta pokalbiais su gerai informuotais šaltiniais, taip pat mano asmeniniu JAV prezidento stebėjimu. Vasario mėnesį, deryboms su Iranu pasiekus aklavietę, Trumpas atšaukė savo asmeninius pasiuntinius Jaredą Kushnerį ir Steve'ą Witkofą. Tada jis be įspėjimo pradėjo operaciją Epinis įniršis kartu su Izraeliu, kompetentingiausiu ir galbūt vieninteliu tikru Amerikos sąjungininku. Tai kaip tie patys derybininkai, kartu su maloniu viceprezidentu J.D. Vansu, galėjo grįžti su susitarimu, kuris dabar suteikia Iranui visas anksčiau atmestas sąlygas. Man buvo aišku, kad šį kartą Trumpas savo komandai davė aiškius nurodymus, kuriuos perfrazuoju taip. Gaukite man susitarimą, kuris atvertų Hormūzo sąsiaurį ir nepasiduokite, kol tai nebus padaryta.
Žinoma, Iranai, pajutę savo pašnekovų silpnumą, pasirūpino, kad kaip ir per JCPOA dėrybas su Johnu Kerriu, sąlygos būtų visiškai palankios jiems. Ar tai tikrai tas pats Donaldas Trumpas? Kaip jis galėjo taip radikaliai pakeisti savo poziciją? Pabandykime atkurti, kas įvyko. Kai prezidentas ėmėsi įnirtingos kampanijos, atrodė, kad jis tikėjo, jog tai užtruks apie 60–90 dienų. Ir tai galiausiai lemtų režimo pasikeitimą Irane. Ypač, kai Irano politinė ir karinė vadovybė būtų pašalinta per pirmasias bombardavimo minutes. Tačiau Iranai pasirodė daug atsparesni ir sudėtingesnis iššūkis, nei Trumpas ir galbūt net Bibis galėjo įsivaizduoti. Be to, Iranas įgijo ekonominį svertą prieš prezidentą, trukdydamas laivybai Ormuzo sąsiauryje. Trumpo atsakas – Irano uostų blokada ir ekonominio įniršio operacijos pradžia – atrodė kaip geras taktinis atsakas. Ir Trumpas iš pradžių išoriškai rodė kantrybę, sakydamas žiniasklaidai, kad neskuba. Jis taip pat sakė vis labiau nepalankiai nusiteikusiai Amerikos visuomeniai, kad laikinai padidėjusios degalų kainos yra maža kaina, kurią reikia sumokėti, norint išsivaduoti iš Irano branduolinės grėsmės. Tačiau Trumpas turi didelę darbotvarkę artimiausiems 4 mėnesiams. Pastaruoju metu jis vis dažniau atrodo vis labiau desperatiškai siekiantis išspręsti karo tikslus derybomis, o ne jėga ar ekonominiu spaudimu. Todėl ir buvo pasirašytas susitarimo memorandumas tarp 2 kariaujančių šalių. Svarbiausia, Trumpui labai svarbus JAV vidurio kadencijos rinkimai, kurie vyks lapkričio pradžioje. Atsižvelgiant į tai, kaip nepopuliarus karas tarp Amerikos visuomenės, Trumpas pagrįstai bijo prarasti abi Kongreso rūmus, o tai paverstų jį silpnu, neveiksniu prezidentu likusiam kadencijos laikui. Trumpas taip pat turi JAV 250-asias gimtadienio iškilmes Liepos 4, kurios seka po jo paties 80-ojo gimtadienio šventės, kurią jis praėjusią savaitę atšventė savaip, surengdamas UFC renginį savo namų vejoje. Galiausiai, Trumpo šalis yra futbolo pasaulio čempionato šeimininkė, kuris baigsis Naujajame Džersyje Liepos 19 dieną. Kad galėtų laimėti rinkimus ir ramiai švęsti savo vasaros planus, Trumpas buvo priverstas nusileisti beveik visiems prieškariniams tikslams, kad įtikintų Iraną atidaryti Hormūzo sąsiaurį ir galėtų sumažinti naftos kainą. Todėl šios sutarties sąlygos yra vienpusiškos ir akivaizdžiai prastos. Tačiau susitarimas yra etapinis. Memorandumas suteikia tiek Trumpui, tiek Iranui ekonominę palengvėjimą. Sąsiaurio atvėrimas komerciniams laivams nuima tiesioginį spaudimą Trumpui. Kol šalys toliau derasi dėl sunkiausio klausimo – Irano branduolinės programos. Ir iraniečiai parodė, kad net ir esant didžiausiam spaudimui, jie nelinkę jos atsisakyti. Kas, jei susitarimo memorandumas tai yra didžiulis Donaldo Trumpo blefas, kai derybos ir toliau vyksta nuspėjamai bergždžiai, per įstatymų numatytas 60 dienų, po kurių seka dar 60 dienų, kaip numatyta susitarimo memorandume. Ir šie laikotarpiai baigsis praėjus kelioms savaitėms po JAV vidurio kadencijos rinkimų. Trumpas galės vykdyti rinkimų kampaniją remdamasis žemomis naftos kainomis ir savo taikos susitarimu su Iranu. Kaip papildoma nauda, Bibio plūdimas ir šaipimasis iš jo tikriausiai bus populiarūs vis labiau izoliacionistinėje Amerikoje. Ironija čia ta, kad Trumpo pusė bus ta, kuri vilkins laiką, nors anksčiau tai visada buvo Irano taktika derybose. Kitaip tariant, šiuo metu susitarimo memorandumas yra Hormuz už Hormuz sandoris, kurio dauguma ekonominių ir kitų vienašališkų naudų Iranui atiteks tik tada, kai bus išspręsti ir suderinti sudėtingesni klausimai. Trumpas gaus jam reikalingą ekonominį palengvėjimą iki tarpinių rinkimų. Naftos kaina kris, kaip ir JAV degalų kainos degalinėse. JAV ir kitos šalys galėtų papildyti savo strateginės naftos atsargas, kurios buvo išeikvotos po 120 dienų trukusių derybų, kurios vis nutrūkdavo ir vėl prasidėdavo. Ar kas nors abejoja, kad naujai sustiprėję Iranai galiausiai atmes Trumpo pagrindinės sąlygas dėl susitarimo branduolinių klausimų?
Tada prezidentas turės laisvas rankas per 2 metus be rinkimų visiškai nugalėti šią Irano diktatūrą. Jam net nereikia grįžti į karą. Jis gali tiesiog ryžtingai vykdyti ekonominio įniršio operaciją. O galingoji JAV karinio jūrų laivyno ir kitos JAV karinės pajėgos lydės komercinius laivus per Hormuzą, tikėkimės, padedant NATO sąjungininkams. Šie 4 mėnesiai leistų geriau suplanuoti būsimasias operacijas Hormuze, tiek Irano laivybos blokadą, tiek komercinės laivybos per sąsiaurį užtikrinimą. Be to, kad Donaldo Trumpo netenkina Irano pasiūlymas dėl branduolinio klausimo, aš negaliu patikėti, kad Trumpas leistų Iranui laikyti Hormuzą įkaitu. Šis šantažas ateityje galėtų būti pasitelkiamas vėl ir vėl. Kiekvieną kartą, kai kas nors nepatinka diktatoriams, vietoj to grįžimas prie ekonominio įniršio sustabdys Irano naftos tiekimą. Kai uostai bus užblokuoti, Irano naftos saugyklos prisipildys iki maksimalios talpos, todėl jiems teks imtis veiksmų. Kad jas uždarytų, teks sustabdyti jų gamybą, o tai negrįžtamai pakenks kai kuriems jų gręžiniams. Donaldas Trumpas nenorėjo, kad tai įvyktų dabar, nes tai galėjo sukelti dramatišką rinkos reakciją dėl sumažėjusios Irano pasiūlos prieš svarbius vidurio kadencijos rinkimus JAV. Taigi, pasirašęs šį supratimo memorandumą, jis laikinai nuima koją nuo akceleratoriaus ir artimiausius 4 mėnesius važiuos neutralia pavara, švelnindamas savo ekonominį spaudimą. Iranas galėjo patirti galbūt $1 trilijono ekonominę žalą. Norėdamas dar labiau stabilizuoti naftos rinką, Trumpas suteikė laikiną išimtį sankcionuotai naftai. Keli mėnesiai, per kuriuos jie surinks kelis milijardus per mėnesį, iš esmės nesutvarkys sužlugdytos Irano ekonomikos. Jokių atvirų karų, jokių sausumos pajėgų, visa tai reikalauja laiko ir kantrybės. 2 dalykų, kurių Trumpui trūksta artėjant tarpiniams rinkimams. Trumpas yra griežtas ir labai protingas žmogus. Hebrajų kalba sakytume, Trumpas, kuris nėra friaras. Trumpas nėra kvailys. Primenu, kad dešimtmečius jis nuolat kartojo, jog vienintelis būdas susidoroti su ajatolomis yra jėga. Jis žino, kad su šiuo apgaulingu režimu negalima sudaryti sandorių, nes jie meluos ir klaidins, kaip visada darė. Iš tikrųjų, kada tokio pobūdžio tarptautiniai susitarimai su inspekcijomis ir panašiai kada nors anksčiau buvo sėkmingi, Iranas visada apgaudinėjo ir šis režimas visada apgaudinės ateityje, lygiai kaip Trumpas pripažino kritikuodamas Obamos JCPOA. Taigi, leiskite man aiškiai pasakyti, vienintelis būdas pašalinti branduoliniu ginkluoto Irano grėsmę yra režimo pakeitimas. Tai galima pasiekti ekonominėmis priemonėmis, kartu ginkluojant, saugant ir remiant vietinės pajėgas Irane. Tai yra geriausia galimybė, kokią mes kada nors matėme, pašalinti šį piktybinį režimą ir išlaisvinti ilgai kenčiančią Irano gyventojų nuo jų nekenčiamų vadovų. Režimas, kuriam dabar atrodo vadovauja IRGC, kuris pasiuntė savo apsiaustą miliciją žudyti 10 000 drąsių Irano protestuotojų, kovojančių už savo pagrindinės laisvės per 2 tamsias sausio dienas. Režimas, kuris netrukus bus nustumtas į istorijos šiukšlyną, kartu su ilga eile kitų genocidinių ir egzistencinių grėsmių žydų tautai ir visam laisvajam pasauliui. Irano diktatorių pašalinimas įtvirtins Trumpo palikimą, užtikrindamas, kad jis bus gerbiamas už savo ryžtingumą Irano žmonių atžvilgiu. Nepaisant susitarimo memorandumo, aš vis tiek pasitikiu prezidentu. Jis staiga neprarado savo išminties ir drąsos dėl grupelės Irano menkystų. Pasiskolinus ir šiek tiek iškraipius Neilo Armstrongo garsųjį pareiškimą apie nusileidimą Mėnulyje, susitarimo memorandumas yra vienas mažas žingsnis atgal, kad būtų galima žengti milžinišką šuolį pirmyn žmonijos labui.
Tebūna palaimintas prezidentas Donaldas J. Trumpas. Tebūna palaimintos Jungtinės Amerikos valstijos. Tebūna palaiminti Izraelis ir žydų tauta. Am Israel chai.